Justinai, noriu jūsų paklausti, kas aplamai yra meniskas ir kokios čia yra daromos operacijos dėl menisko plyšimo? Bet paprastais žodžiais. Šiaip meniskas yra, kaip, jeigu taip įsivaizduot, yra tarpinė tarp dviejų kaulų arba tarp dviejų kremzlių. Ką jinai daro, tai jinai padeda amortizuoti ir padeda mažinti trinti tarp dviejų sąnarinių paviršių. Meniskai yra du, išorinis ir vidinis vienoje kojoje. Tokia, kaip sakyčiau, paprasčiau paaiškinti, jų funkcija yra apsaugoti kremzlės dilimą. Plyšęs meniskas yra kaip tik trukdis sąnariui. Jeigu taip įsivaizduot paprasčiau, tai yra kaip akmenukas sąnaryje. Ir jisai, aišku, priklauso nuo plyšimo dydžio ir taip toliau, jisai gali trinti kremzlę, jisai gali strigti sąnaryje, neleisti išlenkti kojas, išties kojas, arba jis gali būti minimaliai plyšęs ir neduoti jokio efekto. Ką aiškinau prieš tai, kokie būna simptomai.